Žinoma, visų pirma draugais. Tai sakyk, tu pati rašai tuos reportažus? Kaip ten būna? Taip. Kitais nepasikliaučiau. Aišku. Juk tu pats rašai savo pamokslus. Tiesą sakant, atsisiunčiu internetu. Yra vienas puikus tinklalapis www.hotgod.com. Tikrai? Ne. Pajuokavau. Tai tu rašai savo pamokslus pats? Taip. Jis rašo nuostabius pamokslus. Tiesą sakant, mėgstu daug improvizuoti. Kad visi būtų budrus. Tarp jų ir aš. Tikriausiai savo darbę tu negali to daryti. Ko? Improvizuot. Ne. Tikriausiai vidurio rytuose šiuo metu laiku nuostabu. Ne, jie esi kurdas. Atsiprašau. O Dieve, ką tik nusižudė Irako gynybos ministras. Tai gerai ar blogai? Brianai, gali jam paaiškinti? Gerai. Na ir ką manot? Ji labai graži. Ji puikiai. Taip, labai subrendusi. Jums puikiai sekasi, mes sužavėti. Su to kostiumu atrodai labai seksualiai. Ačiū. Ir tu labai gražiai atrodai, taip, nuostabiai. Ačiū, vyrai. Šį vakar tu kažkokie kitokie, net nežinau kodėl. Kai ko trūksta. Mobilaus telefono. Nustačiau vibracinį režimą. Oho. Seksualu? Ar tau niekada nekyla noras jo atsikratyti? Jūs nesuprantat. Su telefonu mane sieja romanas. Jaučiu jam nepaprastą trauką. Negaliu jums paaiškinti. Keistas dalykas ta trauka. Taip. Kalbė abstrakčiai ar konkrečiai? Abstrakčiai. Atrodo, skrisiu į Bagdadą. 2 sekundės, 2. Buvo malonu, taip. Buvo malonu susipažinti, taip. Sėkmės jums abiem. Ačiū. Iki. Dar pasikalbėsim, gerai. Paskambink man, gerai. Ačiū dar kartą. Iki. Viso.